Ar pinigai gali atnešti laimę? Pamąstykim. Yra tokia istorija apie beisbolininką, kuris gavo pasiūlymą pasirašyti kontraktą 3 milijonams, kad jeigu dirbs, gaus 3 milijonus. Jisai labai apsidžiaugė, labai džiaugiasi, kad gavo tokį pasiūlymą, bet po kelių dienų sužinojo, kad jo komandos nariui lygiai ta pati firma pasiūlė 5 milijonų kontraktą. Spėkit, ar jisai toliau jautė laimę, ar jis toliau džiaugiasi? Pas jį atėjo minčių, kodėl ne man 5 milijonai, nors jis taip pat gavo labai didžiulę pinigų sumą, gavo pasiūlymą gauti didelę pinigų sumą, bet jisai jau nesidžiaugė. Jo emocijos buvo liūdesys, pavydas, pyktis ir jis negalėjo džiaugtis tuo, kuom galėjo džiaugtis. Taigi ne pinigai neša laimę, bet mūsų matymas, mūsų mintis, taip kaip mes matome. O nuo ko tai priklauso? Parašykite į komentarus, nuo ko priklauso mūsų matymas, nuo ko priklauso mūsų mintis, ką apie tai galvojat.